40 metų. Lietuvos sporto sostinėje Kaune vietos atsiranda ne tik tradicinėms šakoms. Labiau menų nei sportų vadinama Wing Chun kovų sistema šalyje kasmet sulaukia daugiau pasekėjų. Vienuolės moters sukurta kung fu rūšis labiausiai žavi visapusiškumu. Įrodyta, jog tinkamai įvaldžius kūno judesius, moteris gali be vargo įveikti fiziškai už savęs stipresnį. 3 Baltijos šalių kung fu meistrai ir pasiekėjai savaitgalį būriavosi Kaune. Čia vyko kasmet organizuojami kung fu kovos stiliaus, pavadinto Wing Chun mokymai. Neįprastomis sąlygomis gimęs judesių menas šiandien pripažįstamas visame pasaulyje, o teisingai įvaldę kūną žmonės pajunta visapusišką harmoniją. Wing Chun tai vienintelė kovų sistema, kurią sukūrė moteris, vienuolė. Jos garbei tie judesiai ir pavadinti Wing Chun. Noriu atkreipti dėmesį, kad tai nėra sportas. Wing Chun yra menas. Nes sporte mes turime trenerius ir varžovus, o šioje sistemoje pagrindinis tavo priešas esi tu pats. Todėl ir kovoju su savimi. Susirinkusiems paslaptis dėstęs Wing Chun mokytojas tai 9-ąjį meistriškumo lygį turintis specialistas, kuris teigia, jog inteligentiškoje ir praktiškoje sistemoje nėra nei vieno nereikalingo judesio. Niekada nedarykite taip. Dabar. This is bad. 1, 2. Tai yra blogai. Must be everything is one time. Viskas vienu metu būtinai. Okay? Come on. Rytų Europoje ypač paplitusi kung fu sistema Lietuvoje gyvuoja jau 15 metų. Pasak Baltijos šalių Wing Chun asociacijos vadovo Lino Gudonavičiaus, šis menas daugeliui dar gerai pažįstamas iš kovinių filmų, tačiau juose atskleidžiama tik maža dalis Wing Chun ideologijos. Didžioji dauguma filmų yra formuojama ir režisuojama taip, kad patiktų žiūrovui. Tai dėl to yra atsisakoma daug, sakykime, tų judesių, kurie būtų efektyvūs gynybinė prasme, tačiau jie daugiau stengiasi rasti, kurie būtų efektingi. Tai yra vadinasi amplitudiniai smūgiai ir ten šuliukė ir taip toliau ir panašiai. Tai dėl to negalima tikrai sieti, kad tai, ką matome mes filme, kinuose, kad tai yra lygiai tas pats, ką galima rasti kovų menuose, kada mokaisi iš tiesų tą pažinti kovos meną. Pasak meistro Wing Chun sistemos tikslas padėti žmogui atrasti save ir pajausti savo galias. Juos privalumus fizinėse pratybose jau kuris laikas naudoja ir kariškiai. Šios kovos sistemos pagrindų yra mokomi daugelis specpadalinių. Aš kalbu apie pasaulio specpadalinės, apie jūrų pėstininkus, apie karinės pajėgas, specialiasias karinės pajėgas. Apie 87% specpajėgų vienaip arba kitaip įtraukia šitą sistemą į savo apmokymus. Vadinasi, jinai veikia. Tai va, o jo labiau, kad specpadaliniuose jie irgi stengiasi naudoti tai, kas yra labai efektyvu, labai greitai ir kad irgi nereikėtų labai didelių fizinių pastangų. Iš Kinijos atkeliavusi Wing Chun meno rūšis tai viena iš 365 kung fu stilių.